kas turėtų kažką tokio sužinoti? Kad gyvenimas pasikeis. O kas žino, kad prieš pagerėjimą visuomet pablogėja? Kas pasiryžęs su to susidoroti? Gerai? Mes šiandien kalbėsime apie atkaklumą. Mano mėgstamiausia tema. 95% tai, ką mes darom, tai yra tą patį, ką mes darėm vakar, užvakar. Mes net kelias, taip pat, mes net mylimės taip pat. Kas pastebėjo, kad jokių didesnių naujienų šitam fronte? Aš tai tikrai buvau šokiruotas. Pasirodo Lietuvoje 3,5 minutės. Čia rekordas. Tai va, tai ką aš noriu pasakyti, kad mes, kažkodėl tai vengiam diskomforto, vengiam. Ir jeigu pasižiūrėti mūsų gyvenimą, tai realiai, kol viskas gerai ir mes kažką bandom keisti, ne. Tai ataškai nieks nekeičia, kai viskas netaip jau gerai, sustingsta, mes laukiam, gal pagerės. Ir kai negerėja blogėja, ir jau kažką supratam reikia daryti, dažniausiai būna per vėlų, tai kad taške C, bet kuris pokytis, ką pablogina situaciją ir tos bangos vis mažiau. Modelis LIPK, kuris leidžia mūsų atkaklumo koeficientą išvystyti iki neregėtų aukštumų. Tai pasirodo, L tai reiškia laiką. Ir tai parodo, kaip stiprus žmonės, alpinistai, atkaklūs žmonės reaguoja į sunkumus. Ir jeigu mes taip pat reaguosim kaip jie, mes nebijosim sunkumų, mums sunkumai bus kaip didžiausias iššūkis. Taip? Laikas. Kai stiprus žmonės susiduria su problemom, jie savo tvirtina, kad visos problemos yra laikinai, tai yra trumpai. Visus neigiamus dalykus jie supranta trumpai. Jeigu skauda, to jau praeis. Įsivaizduokit, jeigu jūs šiandien priimtumėt sprendimą vieną mėnesį, kasdieną bent po vieną dalyką padaryti kaip, kažką tokio netikėto. Pirmą kartą.